Šį žmogų jūs esate matę per televizijos ekranuose. Tai krepšinio ekspertas Linas Kvedravičius. Linai, jūs kviečiu čia. Labas, vaikai. O galima garsiau dar. 3-4. O dabar pasijutom tarsi galim. Ar jums čia patinka? Tai aš galiu išeiti. Vaikai, man labai šiandien, tikrai labai gera diena. Andrius mane įkalbinėjo važiuoti iš tą stovyklą jau nuo pavasario. Aš galvoju, kur aš trenksiuosi? Karklė, man Vilniuje tiek darbo yra, bet aš dabar toks, man čia taip gera širdį. Tikrai patikėkit. Aš atvažiavau... Kiek daugiausia taškų esat pelnęs per vienas rungtynės? O tu? 28. Lietuvos krepšinio lygoje, žaidžiant Vilniuje varžybose su dar tokia buvo komanda Plungės Olimpas, buvo įmetęs 9 tritaškius iš 11. Tai čia apie tritaškius, nes aš buvau tritaškininkas, buvau snaiperis. O Europos taurė, buvo tokia Europos taurė dabar kaip Lietuvos Rytas žaidžia, Europos tokio lygio varžybos vadinosi Saportos taurė. Tai Vilniuje su Lenkijos komanda vadinosi Stal Bobrek iš Lenkijos, antram etape, žaidžiant sporto rūmuose, dar tada sporto rūmai veikia, 44 taškai. Kada pirmą kartą įdėjote į krepšį? Pirmą kartą varžybose ar per treniruotę? Nesvarbu, ne? Tai treniruotę aš įdėjau 14,5, o man netoli 15 buvo, o per varžybas mano pirmas dėjimas buvo gan ir įsimintinas atvejais, tai man buvo 16 metų ir žaidžiau jau už vyrų komandą, buvo tokia statybos klubinė komanda, kur žaidė statybos veteranai, kai kurie krepšininkai, bet buvo tokia sporto taurė jau. Vyresnio amžiaus žmonėms tai jinai kažką sako. Tai buvo finalas Panevėžy ir aš toj komandoj dalyvavau ir išėjęs pusfinalį atsimenu su Lietkabeliu, už kurį žaidė dar ir treneriai tokie kaip Leonavičius, Taškūnas, kiti krepšininkai ir man pavyko greitos atakos metu 2 kartus iš eilės įdėti iš viršaus. Tai po to vyko Lietuvos rinktinės treniruotė toj salėj, tai Sargūnas, treneris amžinatelis, Sargūnas sako, Linai, tu jau 2 kart įdėjai, gali būti laisvas nuo treniruotės. Tai man buvo taip gerai, nes pirmą kartą ir vienintelį buvau atleistas iš treniruotės rinktinėje. Ar kada nors esate susitikę su įžymiais krepšininkais? Na, klausimas turbūt aiškus, kad taip, mes bendraujam ir su visa Lietuvos rinktinė be abejo esu pažįstamas ir tiek su buvusiais krepšininkais, su to pačiu Ramūnu Šiškausku. Mes žaidėm vienoj komandai su Andriu Gedraičiu, su daugeliu krepšininkų teko žaisti vienoj komandai. Iš dabartinės kartos labai teko stebėti, sakysim, Balančiūno raidą, kai jis atvažiavo į Vilnių iš Utenos. Jis buvo labai arti, matėm jo tobulėjimą. Na ir, o su tais vyrais, kurie dabar kaunasi jau vyresnio amžiaus, tai teko ir palakstyti aikštelę ir prieš juos, o su treneriu Kemzūra mes buvom išvažiavę ir į universiadą savo laiku į Japoniją. Taip kad praktiškai su visais tie, kurie yra prie krepšinio, mes bendraujam, tai yra didžiulė krepšinio šeima. Tų žmonių apskritai nėra daug. Jeigu taip logiškai pamąsčius, kiek krepšinėje sukasi žmonių, tai yra maždaug apie 500-600. Tai yra tikrai didžiulė šeima, bet jų nėra begalinis skaičius. Taip kad supraskit, kad mes vieni kitus labai gerai. Taip, nepavyko prasimušti man pačiam galbūt į Lietuvos rinktinę vyrų, bet aš to ir nesigailiu, nes aš užsiėmiau ir kitą veiklą. Aš šalia krepšinio dar ir mokiausi. Aš baigiau Riomerio universitetą ir esu teisininkas. Šiuo metu ne tik tai turiu keletą verslų, bet ir esu ir Sakalų klubo sporto direktorius. Turiu aibę pareigų ir su krepšiniu. Taip kad ne visada reikia galbūt pasiekti aukščiausias aukštumas, kad gyvenimą susitvarkyti ir būti šalia krepšinio. Taip kad viskas yra jūsų tik tai rankos. Nu, matot, ne visiems lemta gyventi iš sporto. Neužmirškit šito, kol esate mokykloje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
neįvertinom kamuolio paėmimo. Padėjo ant delno, darbo nebuvo. Išmetė kaip bulvė. Nejautė pirštų. Dėl to ir nepataikė. Pasitikėjimas savo jėgom yra pats pagrindinis dalykas, kaip ir visame kame, ką jūs daro. Jeigu jūs netikit, kad jūs nepataikysit, 100% bus pro šalį. Kad tas įgūdis atsirastų, jūs turite per dieną sumesti apie 500 metimų minimaliai be treniruotės. Viskas yra labai harmoninga metimo metu. Visas kūnas dalyvauja. Ne rankos, ne pirštai. Visas kūnas. Pradedam nuo kojų. Taisyklingas metimas yra tada, kada aš žiūriu į krepšį ir mano pirštai kojų irgi žiūri į krepšį. Ir viskas prasideda nuo kojų pirštelių. Labai klysta tie, kad aš švaistysiu, bus gerai. Ne. Viskas prasideda nuo stovėsenos. Stovėsena negali būt tokia, jūs svirinėsit tada. Pečių plotis. Pats geriausias dalykas. Tada žmogus yra stabilus, jis gali bėgti, jis gali šokti, jis gali mesti. Pačią pradžią judesio, taip reikia daryti darželiuose ir tai reikia aktyvinti ir matom problemas tos, kurios yra mokyklose po to, kad vaikai labai mažai juda ir fizinio lavinimo pamokos pas mus yra, na, tiesiai šviesiai galima pasakyti, ne tos kokybės, kurios norėtųsi. Matom aibę problemų, sveikatos problemų, jaunų žmonių tarpe ir kuo toliau ta bloga situacija jinai vis gilėja. Tai yra susijęs su visa mūsų aplinka, kuris supa tos vaikus. Tai yra ir kompiuteriai, televizija, aibė kitų pramogų, kurios neskatina judėti, skatina daugiau sėdėti, būti įsmeigus akis į tą ekraną ir mes pasidarom nuo pat mažens, auginam tą kartą, kuri, na, tiesiog nenori judėti, nori viską labai pigiai pasiekti be savo kūno. Tai yra sėdėdami kėdėj, patogiai ir vaizduoti, kad jie yra, na, sportininkai, žaisti kitų gyvenimą, tai žaisti žaidimus ir per žaidimus į ekranę bando save realizuoti. O iš tikrųjų, žmogus turi fiziškai lavinti save, nes fizinis aktyvumas leidžia po to ir proto vystyti labai stipriai. Gerai, 1-1. Krepšinio rinktinė. Tai arba, ką norit sakyti, ar mes už Lietuvą, arba Lietuva nugalės, kaip sakot? Mes už Lietuvą ir rodot Viktorijos ženklą į orą. Gerai, mes už Lietuvą. Tai 3, 4. Mes už Lietuvą!